Nuo pat kažkaip projekto pradžios buvo aišku, kad lokacija mano bus Bromas. Ieškojom, kuris miesto Bromas, tai iš pradžių buvo viena siena, bet ji buvo labai prastos būklės ir galiausiai atsirado ši vieta ir kažkaip iškart surezonavo tiek man, tiek galerijai. Aš pati puikiai atsimenu šios vietos istoriją ir ši vieta turėjo tokį ganėtinai neigiamą atspalvį, o man savo gatvės meno kūriniu norėjos tos vietos įvaizdį šiek tiek pakoreguoti, pakeisti. Kūrinio pavadinimas yra Perspektyvos. Perspektyvos todėl, kad mano gal vienas iš tikslų, kuriant gatvės meno kūrinį, ir buvo pakviesti žiūrovą ne tik atkreipti dėmesį į tai, kas vaizduojama, tuo pačiu, kad žiūrovas pagalvotų apie tai, iš kokios pozicijos ir kokio taško jis žiūri. Meno kūrinys, jį labai sunku matyti visą jo visumą. Nes kadangi tai yra Bromas, tai yra praėjimas, kažkoks tunelis, nėra atsitraukimo taško, tos perspektyvos labai keičiasi. Iš skirtingų taškų jį keičia formą ir tuo pačiu tampa kitokia. Buvo faina, kad galėjau savo meno kūrinį integruoti, o gal tiksliau tą buvusį meno kūrinį integruoti savo meno kūrinį ir gal buvo iš dalies ir lengviau, nes jau toje sienoje gyveno tam tikras personažas, kuris galiausiai apsigyveno šiek tiek kitokioje erdvėje, tai mano žaidimų aikštelėje, kažkokioj suabstraktintoj miesto architektūroje. Gal apsigyveno dar kažkokia menininko naujas kūrinys ir papildys tą žaidimo aikštelę.